šiose rungtynėse visų pirma daugiau gavo pasireikšti tie žaidėjai, kurie mažiau žaidė anksčiau, taip pat jaunesni žaidėjai, ir manau, kad tai, ką dirbom ir ką siekėm tobulinti, tai tikrai momentais buvo gana neblogai, ypatingai žaidimas į priekį, atkirtant priešininkų žaidėjus, taip pat perdavimai ankstyviai iš kraštų, tai tas buvo vykdoma gana neblogai, tačiau neleistinai klydome gynyboj, kas priešininkas praktiškai neturėdamas smūgių į vartus, neturėdamas momentų įmušė 2 įvarčius, taip pat labai nepavyko realizuoti tų momentų, kuriuos susikūrėme, ir bet tai kaip ir tenka pasikartoti pasiruošimo laikotarpiu yra normalu, nes ieškom savo žaidimo, tobulinam tik tai tuos žaidimo komponentus, kurie norime, kad būtų komanda, ir tas ateina pamažu, ir šiandien tuo atžvilgiu rungtynės buvo neblogas. Svarbiausia, kad komanda laimėjo, buvo sunkios varžybos, atsilikinėjom, išlyginom gale ir dar įmušėm. Tai sveikintina. Priešininkų įvartis buvo visiškai prieš įvykių eigą, nes visą antrą kėlinį mes turėjom iniciatyvą, sukūrėme tikrai nemažai momentų įvarčiams pasiekti, tačiau prasileidom įvartį, bet vis dėlto yra žaidėjai, kurie turi čempionišką charakterį, ir būtent jie nenuleido rankų ir paskutinėmis minutėmis sugebėjo išplėšti pergalę. Tiesiog pasisekė šiandien 2 įmušti įvarčius, o šiaip stengiasi kiekvienas, stengiamės kaip komanda, ir manau duoda rezultatų. Yra momentų, kurie pavyksta gerai, yra kurie prašiau, bet tai yra darbas, jisai vyksta, ir palaipsniui tikėsimės, kad tų gerų momentų bus daugiau, tų prastesnių mažiau. Skirtingos varžybos, skirtingos komandos, ir kiekvienos varžybos būna skirtingos. Kuo įvairesnės varžybos, tuo mums tik į naudą.